Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Ir šiandien noriu pakalbėti labai praktiškai, tai yra kuo pakeisti tradicinių bulvių garnyrą. Apie bulves galite rasti mano kitą video, bet labai greitai bulvė nėra toks jau blogas dalykas, bet jos reikėtų valgyti kiek įmanoma mažiau. Ir čia atsiranda problema iš mūsų kultūrinių įpročių, kad mes norim patiekalą matyti iš 3 dalių. Ir vienas iš tų dalių yra būtent garnyras. Ir tada labai natūraliai kyla klausimas, tai ką man valgyti prie to garnyro, jeigu ne bulvės ir ne ryžiai? Nes abu šitie dalykai turėtų būti labai limituojami. Tai ką man tada rinktis? Tai noriu pasiūlyti keletą variantų, ką galite naudoti savo kaip garnyrą, jeigu vis dar esate labai pratę prie 3 dalių pagrindinio patiekalo. Tai pirmiausia, mano mėgstamiausias ir panašiausias į bulvių košę variantas yra kalafiorų piurė. Tai paprasčiausiai paimat kalafiorų žiedus, juos pagarinat arba išverdat vandenį, nupilat vandenį, sublenderiuojat ir sumaišot. Arba su prieskoniais, prieskoniai visada yra gerai, ir sumaišykite juos papildomai, jeigu norite, su sūriu arba su jogurtu. Ir tikrai, kai sumaišiau kalafiorus su sūriu, kai tėtis buvo čia, vizitavo mus ir jam padariau kalafiorų piurė, jis sako, čia bulvės ar ne bulvės, niekaip nesuprantu. Tai tikrai skonis labai panašus ir čia yra numeris 1 alternatyva jūsų sveikesniam garnyrui. Numeris 2 alternatyva, labai panašu, bet ne visiškai, tai labai mėgstu, aš asmeniškai tinka labai prie žuvies. Yra apsigarinti, apsivirti būtent brokolių žiedus. Ir iš tiesų labai gražiai atrodo, labai sveika ir labai tinka prie žuvies, kaip ir minėjau. Trečias variantas yra būtent moliūgų piurė. Ir į moliūgų piurė aš asmeniškai labai mėgstu įdėti karį ir ciberžolę. Padaro visą tą ne kalafioro, o moliūgų piurė geltonesnė. Tai irgi lygiai taip pat paimat, supjaustot, išverdat, sublenderiuojat ir čia jau nereikia nei jokio sūrio, nieko. Vat sakau, jeigu norit ciberžolės, įsiberkit ir kitų prieskonių ir labai puiki. Galit valgyti net kaip ir košę, bet kaip garnyras irgi labai puikiai tinka. Dabar kitas dalykas, ką labai rekomenduoju vietoj garnyro, tai yra pupelės, lęšiai, visokie žirniai, avinžirniai. Ir jeigu įmanoma, juos kiek įmanoma labiau stenkitės pirkti ne jau išvirtus ir ten konservuotus, bet virkitės patys. Lęšis yra arba žirniai, arba pupelės yra angliavandenis, bet jis turi daug baltymų ir jų ta angliavandenio energija nėra kaip bulvės, kuri labai šoliuoja staigiai, bet jinai yra tokia tolygesnė energija, tai geresnė alternatyva. Dabar kita alternatyva, ką labai norėčiau pasiūlyti, tai yra kepta duona, savo gamybos kepta duona iš spelta miltų, iš įvairių sėklų, iš įvairių riešutų, netgi su kiaušiniu, čija sėklom, gysločiu galite irgi daryti. Tai įvairūs sveiki variantai be kvietinių miltų, galite patys išsikepti duoną ir puikiausiai tiks kaip garnyras. Ir paskutinis variantas, ką labai jums noriu pasiūlyti, yra iš tiesų atsisakyti garnyro ir turėti 2 dalių patiekalą, kur eina ten pavyzdžiui mėsa arba žuvis kartu su salotomis. Ir žinokit, salotos, žinau, kad mes kaip lietuviai esam labai limituoti kartais ties tuo, kartais mūsų įpročiai mus limituoja ir galvojam, kad salota yra tik gurkas, pomidoras, kopūstas, gal dar morka ir viskas. Tai žinokit, salotą, jeigu padarysit ją iš 5 ar 6 skirtingų ingredientų, pamiksuosit su visokiais tai špinatais, daigeliais, ridikėliais, burokėliais ar kitomis daržovėmis, kurias tikrai galite rasti ir paprastose parduotuvėse, tai kaskart tikrai galite turėti skirtingas salotas ir turėti skirtingus garnyrus, o ne tik tradicinės bulvės. Taip, noriu pasitikrinti, 6 variantai, visus išminėjau. Skanaus, mažinkit bulvių, bulvės nėra blogai, bet blogai, kai jų valgome tiek daug, kiek esame įpratę ir tikiuosi, kad daviau gerų idėjų jūsų garnyrui.